Sveiki visi. Man labai malonu pristatyti šį vadovą apie Rebuild Ukraine portalą. Tai yra modernus skaitmeninis įrankis, sukurtas pagerinti projektų koordinavimą, personalizavimą ir stebėjimą su integruotais L-pašto pranešimais. Kaip minėjau vaizdo įraše, pristatydamas Rebuild Ukraine portalą, mes sukūrėme šį portalą tam, kad išspręstume svarbią problemą. Nors Dream ir Prozoro platformos atlieka svarbų vaidmenį Ukrainos atstatyme, jos nebuvo sukurtos atsižvelgiant į užsienio verslus. Dėl to manome, kad jos nesuteikia tokios sklandžios vartotojo patirties, kokios tikisi daugelis tarptautinių įmonių. Tuo pačiu metu Dream ir Prozoro išlieka oficialiomis Ukrainos vyriausybės platformomis Rebuild Ukraine programai, o Prozoro atveju visiems viešojo sektoriaus sutarčių konkursams. Siekiant užtikrinti išsame ir nuolat atnaujinamą informaciją, mūsų portalas yra tiesiogiai integruotas su šiomis platformomis, taip pat su eTender platforma Publicbid. Didelis iššūkis užsienio įmonėms yra susigaudyti tarp didžiulio projektų kiekio pateikiamų šiose platformose, todėl sunku sekti galimybės atitinkančias jų interesus. Be to, dalis informacijos Prozoro platformoje skelbiama tik ukrainiečių kalba, kas dar labiau apsunkina tarptautinį dalyvavimą. Kur tik įmanoma, portalas automatiškai išverčia šią informaciją į anglų kalbą. Tačiau kartais tai nėra įmanoma. Tokiais atvejais rekomenduojame naršyklės nustatymuose pasirinkti, kad ukrainietiški tinklalapiai būtų automatiškai verčiami į jūsų kalbą. Be patogios vartotojų sąsajos, portalas taip pat veikia kaip centrinis centras įmonėms, besidominčioms Rebuild Ukraine programa. Siekiant skatinti bendradarbiavimą ir žinių dalymasi, 2 kartus per metus rengiame virtualius forumus, kuriuose dalyviai gali keistis idėjomis ir kurti partnerystės. Laukiame jūsų įsitraukimo ir dalyvavimo šiame svarbiame projekte. Bet kokie jūsų pasiūlymai, kaip pagerinti ir tobulinti portalą bei jo forumą, bus labai laukiami. Gerai, dabar pirmą kartą pažvelkime į portalą. Dabar matote portalo pagrindinį puslapį. Taip pat matysite, kad portalas turi savo subdomeną. Čia pateikiama trumpa siūlomų paslaugų apžvalga ir bendra Rebuild Ukraine programos apimtis. Viršutiniame meniu rasite nuorodas į daugiau informacijos apie portalą, kaip jis įsilieja į mūsų bendrą Rebuild Ukraine programą, kainodarą, mūsų kontaktinius duomenis bei mūsų organizuojamą virtualų pusmetinį Rebuild Ukraine forumą. Jei tai jūs domina, o mes tikimės, kad taip ir yra, vaizdo įrašo pristatymą rasite vėliau šioje grojaraštyje. Prenumeratos puslapis. Jei nuspręsite užsiprenumeruoti, procesas yra labai paprastas, kaip pamatysite kitame skaidrėje. Norėdami užsiprenumeruoti, tiesiog užpildykite visus čia pateiktus laukus. Paspauskite pateikimo mygtuką. Tuomet būsite nukreipti į stripę platformą, kur sumokėsite už metinę prenumeratą. Po apmokėjimo gausite prieigą prie platformos ir būsite automatiškai nukreipti atgal į platformą, kur jau būsite prisijungę. Patvirtinimo informacija ir sąskaita bus išsiųsta tiesiai į jūsų L-pašto adresą. Kai užsiprenumeruosite ir prisijungsite, pamatysite pradinį aktyvių projektų puslapį. Pažvelkime į tai kitame skaidrėje. Pagal numatytuosius nustatymus, čia atsidaręs puslapis rodo jums aktyvius projektus, kuriuos stebite. Pirmą kartą prisijungus, tai reiškia visus aktyvius projektus. Kaip matote, projektai yra suskirstyti į šias kategorijas. Laukiantys arba inicijuojami, tai ankstyvosios stadijos projektai paskelbti Dream platformoje. Jie yra tobulinami ir laukia patvirtinimo bei finansavimo. Tai yra projekto eigos pradžia, aktyvūs projektai. Šie projektai jau yra patvirtinti ir turi aiškiai apibrėžtą apimtį Dream. Suradę jūs dominančius projektus Dream platformoje, turėsite laiko pasiruošti pasiūlymams, kai jie bus paskelbti Prozoro sistemoje. Tačiau nepamirškite, kad jie gali būti redaguojami, o kai bus paskelbti Prozoro, kaip pamatysite, jie gali būti suskirstyti į subprojektus. Pasiūlymų teikimas. Šie projektai dabar oficialiai paskelbti konkursui Prozoro sistemoje. Kvalifikacija. Pasiūlymai jau pateikti, o Prozoro juos peržiūri, kad nuspręstų, kas pateks į kitą etapą. Aukcionai. Kvalifikuoti pasiūlymai pereina į aukciono etapą. Skirimas. Prozoro išrenka laimėjusį dalyvį pagal anksčiau paskelbtus kriterijus. Sutarties sudarymas. Laimėtojas informuotas ir vyksta galutinių sutarties sąlygų derinimas. Sutarties pasirašymas. Sandoris užbaigiamas ir sutartis pasirašoma. Išsamesni šių kategorijų aprašymai pateikiami vaizdo įraše projekto gyvavimo ciklas. Taigi, štai kaip galite stebėti jūs dominančius projektus per visą jų gyvavimo ciklą, nuo ankstyvojo planavimo iki sutarties pasirašymo. Norėdami pašalinti projektą iš stebimųjų sąrašo, tiesiog spustelėkite nebestebėti. Tai perkels projektą į archyvą.
Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie projektą, spustelėkite aprašymas arba išsamiau. Pirmiausia, pažiūrėkime, kas yra archyve. Čia galite matyti projektus, kurie buvo pažymėti kaip nebestebėti. Jie vis dar prieinami peržiūrai ir gali būti grąžinti į stebimų projektų sąrašą tiesiog paspaudus nebestebėti. Viskas labai paprasta, tiesa. Grįžtant prie aktyvių stebimų projektų sąrašo, jei paspausite ant aprašymo, kaip siūlėme ankstesnėme skaidrėje, gausite daugiau informacijos apie projektą, kaip pamatysime kitame skaidrėje. Čia mes vis dar esame portale, žiūrime į aktyvų DREAM projektą. Matysite daugiau informacijos, nei buvo pateikta trumpame aprašyme, o dar daugiau detalių rodoma žemiau šiame puslapyje. Jei norite pamatyti viską anglų kalbą, kas yra paskelbta DREAM, po biudžeto suma yra mygtukas, kuris jūs tiesiogiai nuves į tą projektą DREAM, kaip pamatysime kitame skaidrėje. Čia portalas atidarė naują kortelę ir rodo, kas buvo paskelbta DREAM. Tai suteiks jums dar daugiau informacijos apie projektą. Dabar turite prieigą prie daugybės informacijos apie projektą, kuris yra ruošiamas konkursui. Jei tai jūs domina, dabar turite pakankamai informacijos, kad galėtumėte parengti savo DAF pasiūlymą. Jei matote, kad projektas jau perėjo į pasiūlymų teikimo etapą, kaip pamatysime kitame skaidrėje, portalas suteiks prieigą prie informacijos Prozoro sistemoje, kaip pamatysime kitame skaidrėje. Čia galite matyti projekto profilį portale, kuris dabar yra atviras pasiūlymams teikti. Kaip aprašyta vaizdo įraše Prozoro ir viešasis konkursas, kaip pateikti pasiūlymą, dabar turite prieigą prie informacijos ir dokumentų, leidžiančių pateikti oficialų pasiūlymą. Ar prisimenate L-pašto įspėjimų paslaugą? Kitame skaidrėje parodysiu jums standartinį L-pašto įspėjimą, kurį gausite, kai atsiras naujų projektų arba pasikeis jūsų stebimų projektų statusas. Užsiprenumeravę portalą automatiškai gausite L-pašto įspėjimus, kai bus pridėta naujų projektų arba pasikeis stebimų projektų būsena. Štai tokio standartinio L-pašto patarimo pavyzdys. Tokiu būdu nepraleisite jokių galimybių, kurios gali atsirasti. Gerai. Kairiajame meniu yra keletas kitų elementų. Paimkime juos po vieną. Pirmasis yra viešas konkursas. Čia pateikėme vaizdo įrašų gidą, kaip registruotis PublixBid sistemoje, taip pat kontaktinius duomenis Marinos Buzan-Svirskos, kuris sukūrė 3 puikius šios grojaraščio vaizdo įrašus – projekto gyvavimo ciklas, Prozoro ir PublixBid, kaip pateikti pasiūlymą ir 10 patarimų, kaip sėkmingai užpildyti konkursą. Jei turite klausimų susijusių su PublixBid ar pasiūlymo pateikimu, drąsiai kreipkitės į Mariną. Toliau yra mygtukas, jungiantis jūs su PublixBid paslauga. Toliau įmonės profilis. Toliau jūsų įmonės profilis. Tai yra informacija, kurią turime apie jūsų įmonę ir sąskaitų išrašymą. Šią informaciją galite bet kada pakeisti. Po išsaugojimo mygtukų taip pat bus pateikta informacija apie jūsų prenumeratą. Toliau jūsų naudotojo profilis. Čia pateikiama informacija apie asmenį, su kuriuo susisieksime dėl bet kokių patarimų susijusių su jūsų prenumerata portale. Tai taip pat apima L-pašto adresą, kurį naudosime siųsdami projektų įspėjimus, kaip jau minėjau anksčiau. Čia taip pat galite valdyti savo slaptažodį. Vėlgi, nieko sudėtingo. Toliau, Rebuild Ukraine forumas. Kaip jau minėjau anksčiau, ECC Ukraina kasmet organizuoja 2 virtualius forumus, skirtus Rebuild Ukraine iniciatyvai. Prenumerata portale apima 2 įmonės delegatų bilietus ir 1 virtualų stendą. Šioje skiltyje prenumeratoriai įrašo savo organizacijos narių duomenis, kurie turėtų gauti atitinkamus bilietus. Už šios bilietus papildomai mokėti nereikia ir tikimės jūs matyti dalyvaujančius bei aktyviai įsitraukiančius į forumus. Galiausiai yra pagalbos centras. Pagalbos centro skiltyje rasite visus reikiamus kontaktus, kad gautumėte jums reikalingą informaciją ir išspręstumėte bet kokias iškilusias problemas. Ši paslauga taip pat apima pagalbą ieškant pagalbinių paslaugų ir galimų partnerių. Mes esame čia, kad jums padėtume. Esame pasiryžę užtikrinti, kad naudodamiesi portalų ir dalyvaudami Rebuild Ukraine programoje patirtumėte tik teigiamus įspūdžius. Bet kokie jūsų pasiūlymai ir komentarai, tiek teigiami, tiek neigiami, bus labai laukiami. Jie padės mums tobulinti portalą ir jo patogumą visiems naudotojams. Kitoje skaidrėje apibendrinsiu portalo teikiamą naudą. Portalo privalumai yra akivaizdus.
Jis suteikia vieningą prieigą prie 3 platformų, išankstinį įspėjimą apie būsimus projektus, lengvesnę automatizuotą projektų stebėjimo sistemą, pagalbinės paslaugas ir galimų partnerių pristatymą, prieigą prie 2 kartus per metus vykstančių Rebuild Ukraine forumų. Prenumeratos kaina pateikta kitoje skaidrėje. Metinė prenumerata apima neribotą prieigą prie portalo ir atitinkamą pagalbą, nemokamą virtualų stendą 2 kartus per metus vykstančiose Rebuild Ukraine forumuose, 2 įmonės delegatų bilietus į šios forumus. Esame įsitikinę, kad portalas leis jums greitai identifikuoti ir stebėti dominančius projektus, taip sutaupant daug laiko ir pastangų. Be to, El-pašto įspėjimų paslauga suteiks jums išankstinį pranešimą apie naujus projektus, leisdama pasiruošti pasiūlymams gerokai anksčiau nei oficialūs paskelbimai. Tikimės būti jums naudingi. Dabar man telieka padėkoti už jūsų susidomėjimą ir dėmesį. Dėkojame, kad žiūrėjote vaizdo gidą apie Rebuild Ukraine portalą. Jei ši informacija jums buvo naudinga, labai padėtume, jei spustelėtumėte mygtuką patinka ir užsiprenumeruotumėte mūsų kanalą, kad gautumėte naujausią informaciją. Taip pat pasidalykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis ir verslo kontaktais. Būtume tai tikrai dėkingi. Svarbiausia, atminkite, kad ECC Ukraina yra čia, kad padėtų. Mano kontaktiniai duomenys pateikti šioje skaidrėje ir aprašyme apačioje. Nedvejodami susisiekite su manimi. Mano vardas Aleksejus Kožanovas. Kartu galime sukurti geresnę ateitį. Laukiu jūsų žinių. Sėkmės dalyvaujant konkursuose ir ačiū už susidomėjimą Rebuild Ukraine programa.